Sveiki visi, šiandien servise 007 sveikinos vairuodamas ir testuodamas Toyota Tundra automobilį. Jį testuojam, kaip matot, greitkelė, grįžinėjom link dirbtuvių ir nusprendėm padaryti tokį video reportažą, kadangi pakankamai retai sutinkamas modelis, nors Amerikoje labai populiarus, bet mūsuose populiaresni yra Dodge Ramai ir Ford F-150 ir įvairiausios jų versijos, tai Toyota Tundra toks retesnis variantas. Tai va, bet nepaisant to, tai yra 2018 metų automobilis, 8 cilindrų be abejonės galingas variklis, 284 kW pagal dokumentus, 5,7 V8, tikrai be jokios hemi funkcijos, važiuoja visi 8 cilindrai visada, be jokio atjunginėjimo, tai natūralu, kad toks automobilis, tokių gabaritų automobilis, to kuro vartoja tikrai daug. Tai va, automobilis dar toksai pusiau surinkimo procese, trūkstama, turim ir priekinį bumperį, ir tų lempučių skydelė nemažai, bet iš esmės mes testuojam, važiuoja jisai kuo puikiausiai. Padarysim dabar tokį pagreitėjimą didesnį. Tai va, visam sūkių diapazone be abejonės išsipildom pilnai dujomis. Ta padarom dėl to, kad esam sumontavę netgi du didžiausio našumo Landirenzo LI10 turbo oversize reduktorius. Vienas jų yra skirtas grubiai 200 kW, teoriškai netgi galingesnį variklį gali aptarnauti, bet be abejonės su vienu reduktoriu tvarkingai taip spustel čia būtų be jokių šansų, arba tą reikėtų daryti visiškai benzinu, arba stipriai kažkaip kompensuoti. Tai va, su dviem reduktoriais mes be problemų galim važiuoti. Dujų balionas čia yra sumontuotas 114 litrų talpos atsarginio rato vietoje, laukiais, išorėje. Pridėsiu be abejonės ir foto, ir video, kam įdomu pasižiūrėsit, kaip tai atrodo. Tai va, na, o tiem, kas galvoja įsigyti galbūt tokį automobilį ar kažkokį masyvų didelį traką, tokį kaip kad mes dabar testuojam, tai turėkite omeny, kad įrangą mes tikrai turim, galim pasiūlyti. Drąsiai kreipkite servise 007, mielai padėsime. Ačiū.